Bet ar įmanoma šiais laikais norėti kitaip? Pasirodo, kad įmanoma. Prie Zarasų Šlyninkos vandens malūne žmonės duoną kepa neparduoti, o pamokyti bent jau vaikus, kad galima ir kitaip. Visada vaikai surinka, sako, oi, koks pilvas su bamba, nu čia mažesni taip. Na ir tada aš jau jiem papasakoju, kodėl taip atsiranda. Todėl, kad jau dabar jau duona kilo, paskutinį kartą suminkita rankomis, jau jinai kilo 7 valandas. 7 valandas. Tai va, o 2 kartus minkita čia? Čia jau yra paskutinis, kaip ir 3 turbūt. 3, ne? Jo, čia jau dabar 3. Bet čia plikyta, ne plikyta? Čia yra plikyta rūginė duona. Visada visais laikais šeimininkės dalindavo tešlą į 4 dalis. Labai svarbu, duoną reikia paimti tešlos per vieną kartą, tiek koks bus duonos kepalėlis. Vat aš palikau dabar dar antram. Jūs nekildinsit daugiau jos? Ne, viskas dabar yra. Va dabar apie tą plutą. Kad reikia labai lygiai tą duonos kepalėlį išlyginti. Ogi reikia sulyginti todėl, kad duonos paviršius būtų labai lygus. Kadangi įdėjus duoną į krosnį, ten yra 300 laipsnių temperatūra ir šita lygi pluta, jinai krosnėje storėja. Jinai tiesiog storėja ir jinai tokia būdama jau stora, jinai neįsileidžia į duonos vidurį aukštos temperatūros. Duonos vidurys siekia tik tai 90 laipsnių. Tai vad būtent todėl apie duoną yra sakoma, kad duona yra ne tik tai maistas, o yra ir vaistas. Nes ypač rūgys labai turi daug įdomųjų savybių, ypač jame yra labai reikalingų ten ir mikroelementų. Taigi, raitojamės rankoves? Visai netrukus mus pamokys, kaip namuose savo orkaitėje iškepti duonos, kuri šeimai būtų ne tik maistas, bet ir vaistas. Mūsų duona nepelyja ir laikosi puikiausiai 3 mėnesius. Tai yra ruginiai miltai, šiltas vanduo ir viskas ir šiluma. Kepam ten jau jie patys darosi. Duosim. Pakartojam tai, nuo ko pradėjom. Ką daryti, kad šita paprastai pagal močiučių receptą iškepta duona virstų tokiu pūkiniu kąsneliu, nors ant pokelio parašytos lyg ir tos pačios sudedamosios dalis. Kauno technologijos universitete profesorė Gražina Jodeikienė įsileidžia mus į savo laboratoriją, iš kurios ji mėgina grąžinti į duonos receptą sąžinę, rūginį raugą. Įmaišyta tešla mūsų, kvietinė su 10% raugiuko. 10% Taip, čia yra natūralaus raugo. Natūralaus raugo rūginio. Taip. Ir ką dar dėjot? Miltų? Ir aišku, mielių. Ir dar mielių dėjot, taip? Dar mielių papildomai dėjom. O ko dar? Vanduo? Cukraus labai nedaug. Kiek yra nedaug cukraus? 1%. Išgirdusi žodį mielės Šlyninkose sukrunta Regina Vieselienė. Ne, mielių duonai nereikia. Ji savo raugą prieš 2 metus pasigamino iš ruginių miltų, vandens, šilumos ir kantrybės. Pasakoja, kad užmaišiusi ir pastačiusi šiltai ant pečiaus ėmė laukti. Iš pradžių prarūgo neskaniai, bet mama liepė lauk. Laukė ir tik apie 9 dieną nuo krosnies pakvipo duona. Nuo tada Regina kaskart palieka kubilo dugne rutuliuką tešlos, kurios užtenka 8 kepalams duonos išrauginti. Čia jums liepia tos tešlos net paragauti. Visus kviečiu paragauti likusios tešlos iš duonkubilio. Labai yra svarbu, žinokit, jaunoms merginoms, jaunoms moterims. Nes nuo jos tik sveikata ir grožis. O dievulėlio, kad tik per gerai nebūtų. Ir visą miltą jūs užplikinat? Ne, trečdalį tik tai miltų. Jo trečdalį miltų užplikom, o tada jau su kitais maišymais sudedam jau paskutinius tuos miltus. Labai gerą skonį duoda kminas ir tas miltas rūgio, jisai apsala. Labai stipriai apsala, jis pasidaro saldus. Ir panašiai jau tas saldumas po 3 valandų jis jau ir viskas jau. Ir tada dar netvėsta dar tas maišymas, tada mes sudedam raugą išleistą vandenyje ir vandens įpilam tiek, kiek jau reikia. Darom tada jau tikrai tokios tikrosios grietinės tokį tirštumą. Apibarstom miltais, kad neišeitų šiluma ir pastatome 12 valandų rauginti. 12 valandų.
Po 12 valandų supilam likusius miltus. Dar du kibirus. Jo, ir įdedame druskos. Ir viskas, ir valandą tada minkome, dirbame. Valandai. Valandą ir netrumpiau. Sako, kaip kol per nugarą pradeda tikėti. Prakaitas, jo. Sako, kol sienas sušlampa, tai vat. Baisu, ar ne? Ponas Vėselis taip sportuoja kasdien. Tačiau toks jo gyvenimo būdas, o norint duonos tik savoms reikmėms, kasdien vargti nereikės. Nors Rugys rankų darbą mėgsta. Šaukštų maišyta duona mažiau duoniška. Taigi, raitojamės rankoves. Užplikome trečdalį miltų su tiek vandens, kad gautųsi grietinės tirštumo tešla. Palaukiame, kol atvės. Tada pilam vandenyje išleistą raugą, kminus, apibarstom miltais ir rauginam, kol pakilusi vėl nukrenta. Tada pilam likusius miltus ir minkom. O jau tada iki indo dugno kumščiu darom duobę ir laukiam, kol tešla tiek pakils, kol to dugno nebesimatys. Tada kaičiam orkaitę. Duona orkaitė netepa, tai reikia duoti iš karto maksimaliai, kiek galim. Ir paskui po truputėlį mažinti. Mažinti, ne? Jo, mažėja, kai nukriname sumažinti iki 180, duona bus iškepusi. Tada susiformuoja pluta. Jeigu ten užkelia 200 laipsnių, jinai kepa, pluta nesusiformuoja, bet jinai perkepa, ji neturi sveikatos. Ta pluta rimtas dalykas. Dėl jos Regina mus privertė gerokai paplušėti ir vis vien jos kepalėlis iš visų sutrūko mažiausiai. Kai duona įkepa, jinai yra nekaršta. Ne? Ne. Jinai yra nekaršta ir ją galima jau ir... Į rankas? Taip. Jeigu jinai neiškepusi, jos į rankas nepaims. Senovėje tai apiplaudavo vandeniukų ir patepdavo lašiniais. Jo, kad blizgėtų, bet jis labai laiko kvapą, va, ant duonytės labai.